Sveiki visi, šiandien važiuosim į Nidą. Važiuosim su šita mašina Ora. Jinai yra elektrinė, tai pasižiūrėsim, kaip mums pavyks davažiuoti 330 km. Tai va, pratestuosim elektromobilį ir pailsėsim prie jūros savaitgalį. Kur bėgi? Kur ten varai? Einam, užrakinsim duris ir išvažiuojam prie jūros. Taip. Viskas, katinukai, tu jau gavai valgyt. Mes išvarom. O Santa yra uždaryta namie, tai nepasimatysit. Hau, hau! Gulinėtoja. Važiuojam į Nidą. Be žodžių sakė. Nors girdisi, turi mikrofoną. Važiuosim į Nidą. Dabar važiuojam už Kauno ir pasikrausim po 140 km. Ir važiuosim toliau. Pažiūrėsim, kaip seksis Nidoj su elektromobiliu. O parodysiu, kiek čia dabar yra. Tai baterija rašo 97%. Tai kol kas turėtų užtekti. Oras geras. Saulė šviečia. Kol kas Vilniuj. Rasa guli. Važiavom iki Kantrimo, čia už Kauno. Tai pasistatėm krauti, žiūrėsim, kiek čia pakraus. Dabar viso liko nuvažiuoti 125 km. O dabar pravažiavę esam gal kokių 105 km. 140 rodė. Tai va, dabar kraunam, einam pavalgysim kažko ir važiuosim toliau. Sumokėti reikės degalinai už šitą, kaip už degalus, jo. Biškai čia jie jau prisiruošę. Pasiėmiau duonos. Kas? Pergalių. Už pergalių, kurių nėra. Nieko, bus kada nors. Ne? Kai mūsų vaikas žais krepšinį. Už moteris. O, sėkla. Valančiūnas jaunas dar. Nesimato. Sėkla nebeskargaliauja. Na va, jau pavalgiam, Norisa dar kapoja salotas. O praėjo kažkas 20 minučių, tai va, jau 238 km galima nuvažiuoti. Tai 85% baterija pasikrovė. O buvo išsikrovus, man atrodo, iki 48%. Tai labai greitai. Ir nieko čia tokio. Su tuo elektromobiliu viskas gerai. Galima važiuoti. Žiūrėk, koks pažys vanukas. Kur? Šitas želis. O, geras. Žmonės važiuoja poilsiauti. Tai išsirinkom savaitgalį, kur vyksta Nidoj ant bangos festivalis. Palangoj lenktynės. Tai žmonių jau čia bus milijonai. Milijonai. Ir oras dar labai geras. Ir oras geras. Tai va, viskas čiki-piki. Pasisekė mum. Tai važiuosim toliau. Iki Nidos liko 220 km. Va, pasikrovėm jau iki 100% ir galim važiuoti. Tai praleidom kažkur tai čia 35 minutės. Ačiū, viso gero. Labą dieną. Sustabom dar suvalgyti ledų. Štai daug. Va, šitokius. Ir važiuosim toliau. Tai kelionė labai neprailga dar. Ką? Užsidarliojęs ledais. Ne. Nepavargėjau, ne? Ne. Tai va.
Ramiai savo važiuojam. Mes kadangi pripratę dideliais atstumais važiuoti po 500-700 km, tai mums čia iki Nidos, tai kaip 2 pirštus. Nesakysiu ką. Dabar atvažiavom į keltą. Laukiam, kol įleis į laipinimo. Ir važiuosim į Nidą. Mašinom visai nedaug. Nepavargom. Daug sustojimų buvo. Nu kaip daug, 2. Pavaikščiojom, pavalgėm. Ne? Privalgėm. Tai va. Dabar va įleidžia prioritetinius. Tada leis mus. Turbūt, nežinau. Žiūrėsim. Tai va, pažiūrėsim, kiek čia liko, parodysiu. 108 kilometrai. Dar galima su mašina nuvažiuoti. Atvarėm jau Nidą. Pasistatėm mašiniuką. Pilnai užteko davažiuoti. Einam į savo kambarį. Parodysim. Rasa nors ir nešia, bet dar kaip sportininkė lipa. Nu, aš šitą šiam apsikrovęs. Nieko. Parodysim kambariuką. Užeinam. Va. 2 lovas, dar 2 lovas. 4 vietį pasiėmėm, bet miegosim 2. Labai gerai. Kadangi šį savaitgalį vyksta festivalis ant bangos, tai nebuvo labai daug pasirinkimo. Teko imti žuvėdrą. Čia pigiausia buvo, kiek galima. Tai vis tiek už tokią sumą, aišku, galima savaitę į Turkiją nuvažiuoti. Bet norisi ir pas save lietuvėliai pabūt. Nieko ypatingo. Vaizdas pro langelį. Nefilmuoju tavęs. Rasa nauga dabar. Nėra šilta, nėra ir šalta labai. Toks visai padoras oras. Ne per festivalius paprastai savaitgaliais, kai nėra tiek žmonių Nidoje, tai toks kambarys kainuoja 2 naktim 200 eurų. Kur numait? Tenais jaučiu. Naglio gatvė. Pirmam tai nenorėčiau kažkaip gyventi. Ne. Orą. Reikės rytoj orą pakraut, kad turėtume. Kiek dar liko? Liko virš 130 km galima važiuoti. Tai daug liko. Tai gal tada tik prieš išvažiuojant reikia pakrauti? Sekmadienį? Nu, nežinau, arba šeštadienį visą pilną. Ne, tai aš noriu šeštadienį paliksiu kažkur kraut. Nu. Kol mes vaikščiosim kažkur slampinėsim, pasikraus ir viskas, bus ramu. Nu. Reikės daugiau. Taigi vis tiek dar po kelių reikės krautis į Vilnių. Taip. Užteks vieno. Taip. Nu, kaip fainai pasilgo šitas tokio Nidos kaimo. Ir gaivos, apskritai. Gaivos, tas centras yra pabodęs, tas Vilnius, pilnas žmonių, nors ir čia žmonių yra, bet čia taip jaukiau. Švarus.
patenkinta? Patenkinta. Skaniai valgys? Skaniai. Gerai, aš irgi patenkintas. Žiūrėk. Skaniai. Oi, kipsim į darbus dabar. Kipsim. Reikės tada eiti iki jūros. Kokteiliukas, pica, rasa. Marios. Skanaus mum. Užbaigiau pizzą, bet aš filmuosiu, kad ne vienas valgo pizzą. Ne. Kad Nevalgyk. ne tik salotas valgo. Tai pizza kainavo 13 eurų. Alkoholinis gėrimas 7 PM. Brangokas, kaip nealkoholinis. Tavo salotas 13 eurų. 13 eurų. Tai va, padoriai visai. Pasibūtų nealkoholinį apsimokai kokteilį. Neapsimoka nealkoholinį, jo. Geriau alkoholinį. Varysim dabar į paplūdimį. Va, penktadienio vakarą. Netikėtai atsidūrėm prie jūros. Tikrai netikėta. Nu, bent jau Pirmadienį tikrai nežinojau. pirmadienį nežinojom, bet vėliau netikėtai suplanavom, kad reikia kažkur nuvažiuoti. Ir nuvažiavom prie jūros. Eisim pažiūrėti, kaip leidžiasi saulė, palikdama pasaulį. Ane? Kad aš čia filmuoju. Kiek privalgiai salotų šiandien. Ha. I love you more than the world. I love you more than the universe. You are my little one, the most beautiful of all. And I know that I love you very much. Ai, tu nori ant kopų šitų? I love you more than I love you more than the universe. You are my little one, the most beautiful of all. And I know that I love you very much. I love you more than I love you more than the universe. I love you more than the world. The next day. Labas rytas. Jau atsikėlėm. O, koks orelis geras. Tai prie jūros tapina. Gerai, eisim ir mes pasivaikščiot. Va, su elektriniu, kur aš tau tokį norėjau nupirkti. Ką? Tau tokį norėjau nupirkti elektrinį dviratį. Nu, dabar negali. Negaliu. Gimdys greitai. Gal dar ne Nidoj. Norisi kažkaip ir pavalgyti. Kažkas jau pavalgęs. Rasa jau privalgė kambarį. Turėjo salotų vėl. Turėjo kažkokios brokolių picos. Viską iš daržovių. Na, o leda yra.
Gerai, mes kaip seniai kokie pasiėmėm gultus. Skėti. Ir gulėsim savo visą dieną ir žiūrėsim jūrą. Aišku, dar spaudysim, Rasa nuėjo pasiimti maudymkės ir eisim maudytis. Tai yra nepasiimto persirengti. Tai va, šiaip labai patogu. Gultai, 2 gultai ir skėtis 25 eurai. Na, nei pigų, nei brangų, normaliai. Pagulėjom pliaže, einam viskas. Įdegėm. O kojas tai įdegiau. Nesimato gal dabar. Bet yra vakare matysis. Einam pietaut. Pietų turbūt valgyti, ne? Pirmiausia, tualetą, paskui matysim. Jo. Tai susitiksim per pietus. Renkasi dėmiai. Atėjom į... Mama sakė praeis. Tai kažką išsirinksim. A ne? Tikriausiai. Nu va, deserčiukai, šaltos kavos ir gėrimas. Vietoj... Desertas su gėrimas. Nu taip, bet vietoj deserčiukų mums čia desertai. Mes saldžiai nevalgom. Atnešė salotas. Įdomu, kurios bus skanesnės Rasa ir vakarykštės ir šios. Vakarykščiam restorane ir šiam. O aš tai va, burgeriukas lėkštėj. Skaniai atrodo. Labai skaniai. Toks alkanas esu, kad suvalgyčiau ir tavo salotas. Miegojom, pagulėjom ir vėl kelią. Parodysiu, kaip kojas nudegiau. Kokios raudonos. Nieko. Sugis. Einam pas Joną. Žuvies ragaut. Kaip čia? Prie jūros ir be žuvies būsim. Gera vietelė. Jo. Va, vakariniausim šiandien su vaizdu į marias. Valgysim žuvį. Va, nuėjom pasiimti žuvies. Rasa pasiėmė skumbrę. Ir aš... Ką aš pasiėmiau? Karšį. Tai va, rūkytas. Šaltas, bet nieko. Skanaus. 2 hours later. Miega. Miega ant saulės. Aš tik dar mažai saulės gavęs, tai kojas dar deginu. Aišku, jau nestipri saulė. Margarita stalo, kaip visada. Palydėjom saulelą ir einam namukų ilsėtis, o rytoj jau į Vilnių. Visai geras savaitgalis. Toks netipinis prie jūros. Tai va, žmonės visi išsineždina, saulė palydėja teisingai. Jau grįžom namukų, šeštadienio vakaras, balkonas, ramu. Oi, pasėdėt galima. Mašina pastatyta, pamatėm jūrą, pamatėm saulę, kaip nusileido, o rytoj važiuosim namo. Tai ryt važiuosim
Jau gal su vienu sustojimu tik tai pasikrauti, nes tikrai nereikia 2. Tai reziumė, kad elektrinė mašina, kuri nuvažiuoja 300 km, tai jeigu turi laiko važiuoti iki jūros, tai gali važiuoti. Jeigu nori greitai, tai greitai nenuvažiuosi. Reikės vis tiek kažkur 5 valandų. Varom namukų jau. Jau esam prie kelto. Laukiam, gal leis.